Mielieji, pristatom Lietuvos šeimos centro kalendorių, išleisti ypatingai šeimoms. Ir balandžio mėnesį kalendorius mums primins maldos svarbą. Ir kai meldžiamės, sveikame kūne, sveika siela. Taip originale šaltinėje yra pilnai nusakyta. Kai meldžiamės, sveikam kūne, sveika siela. Bet malda tai nėra tik tai praktika, kad geriau jausčiau, savitikslė. Tai pirmiausia yra santykio reikalas. Malda tai mano santykis su Dievu. Kai meldžiuos, aš bendrauju su Dievu. Malda yra bendravimas su juo. Ir maldų yra įvairiausių būdų, įvairiausių formų. Kaip mes turime įvairiausių bičiulių, įvairiausiais būdais telefonu, gyvai, bendram, juokaudami rimtai. Taip ir su Dievu galime įvairiai melstis, įvairiai bendrauti. Ir pavyzdžiui, kai vaikas gimsta, neturi dar dantų, jam reikia lengvo maisto. Malda mus pamaitina, sustiprina mūsų dvasią. Žinom, yra 3 formos maldos, jeigu tokios pagrindinės. Tai žodinė malda, kai kalbam rožiniai, poterius, yra mąstymo malda, kai pasiimam švento rašto tekstą ir apmąstom protu ir širdimi. Ir yra kontempliatyvi malda, tai tokia jau ypatinga, kai nekalbu, nemastau, bet esu su Dievu, tarsi prieš saulę, kuri mane sušildo, atgaivina, atnaujina, tas uždega. Tai ta trečia maldos forma kontempliatyvi, būt žvelgti Dievą, džiaugtis juo. Ir žodinė malda, ta lūpų malda yra panašiai kaip pienas kūdikiui, ar ne? Jam būtina, jis rimčiau kažko negalėtų apdoroti ir būtų jam sunku, neturi dantų kuo kramtyti. Bet kai paaugam savo tikėjimo kely iš kūdikio į vaikystę, žengiam, tai tada jau reikia kažkokios košės, kažko rimčiau. Ir tai mąstymo malda, kai mąstau protų širdim šventą raštą ir tai pamaitina dvasią. Dar kai paugėja žmogus, jam reikia kažkokios mėsos, kažko rimto, ar ne? Ir taip dvasiniam gyvenime reikia balansų ir vieno, ir kito tokio gero dvasinio raciono. Dėl to malda yra svarbu, kad jinai kistų mums augant, kintant mūsų tikėjimu ir būtų įvairi. Ir aš sakyčiau, svarbiausia, kad malda būtų pastovi. Nereikia daug, kaip ir su maistu, bet reikia reguliariai. Ir mes dažnai girdim, kai sako, aš meldžiuos, kai noriu. Bet tokia malda yra gera, visada yra gerai malda, bet jinai duoda mažai vaisių, mažai ką pakeičia mano gyvenime. Geriausia malda yra ta, kuri yra pastovi, reguliari, ypač tada, kai meldžiuos, kai nenoriu. Nes aš tada parodau, kad iš tiesų einu draugauti su Dievu, bendrauti su juo ne dėl savanaudiškų tikslų, bet iš meilės. Ieškau ne savo naudos, bet ieškau Dievo. Malda yra tokia, kai ieškom Dievo, ieškom ne savęs. Tai yra brandi malda. Kai mylim Dievą dėl jo paties, bendraujam, meldžiame su juo dėl jo paties, nes tai yra verta ir teisinga ir gera, be išskaičiavimo. Ir tada tokia malda daugiausiai ir duoda vaisių, daugiausiai malonių, daugiausiai meilės patiriam iš Dievo. Ir taip pat labai svarbu antras dalykas, be to, kad malda turi būti pastovi, reguliari. Ir labai svarbu, kad malda būtų nuolanki. Kad būčiau sąžiningas, nes tai santykių klausimas. Aš neteinu pas Dievą kaip kalėdų senelį. Dieve, aš neteinu kaip į parduotuvę, ne, kai man kažko reikia. Nusipirksiu tavo malonę per kažkokią maldos praktiką. Būtų labai klaidinga. Ne? Tai malda nuolanki, sąžininga, be puikybės, be veidmainystės prieš Dievą. Aš ateinu toks, koks esu, atviras ir reikalingas Dievo malonės. Ne aš darau malonę Dievui, kad aš meldžiuosi, ateinu, bet iš tiesų man yra Dievo malonė vien jau tai, kad galiu melstis, gaunu šitą dovaną, tikėjimą, maldingumo dovaną. Ir ateinu ne kažką duoti Dievui, nes realiai nieko neturiu, bet ateinu gauti. Ir tam reikia nuolankumo. Tai pastovumas ir nuolankumas. Ir pabaigai įsivaizduokim ūkininką, kuris pasodino pasėlius, bet laisto juos tik tada, kai nori. Kai jaučiasi gerai, atsikelia, kada nori palaisto, tai jo derlius nudžius, bus labai prastas, ar ne? Tik tas ūkininkas, kuris reguliariai, nesvarbu nori, turi jėgų ar ne, keliasi kasdien anksti, turi darbo rutiną, jisai sulauks gero derliaus. Ne iš karto, nes mes norim vaisių iš karto. Bet po kokių 3-4 mėnesių, po 5 mėnesių. Ir čia dažniausiai šitoje vietoje mes pradedam karštai melstis, bet išsikvėpiam po savaitės ar kelių ir nesusiformuoja
irgi toks įprotis, dorybė, maldos dorybė. Ir tie vaisiai pradžioje pasėti, jie auga, bet galiausiai mes jų nesulaukiam. Ir tai svarbu pastovumas, reguliarumas. Įsivaizduokime sportininką, kuris yra profesionalus sportininkas, nori tapti pasaulio čempionu, bet jis sportuoja tik tai, kai nori, kai jam malonu. Savickas Žydrūnas, stipriausias planetos žmogus šešis kartą, ne? Jisai eidavo į treniruoklių salę ir tada, kai nenorėjo, ir tada, kai skaudėjo visą kūną nuo pieno rūgščių, ir tada, kai pavargęs buvo, kai jam atsibodo, bet jis ėjo ir dėl to tapo čempionu, ne? Ir laikui bėgant galėdavo pakelti vis daugiau ir jo treniruotės skirdavos pratimai, taip ir mūsų maldos gyvenime vis turėtų augti, keistis maldos būdai, praktikos būdai bendrauti su Dievu. Ir galiausiai galim dar maldą įsivaizduoti su muzikantu, kuris turi smuiką arba gitarą ir jis gali groti teisingiausias natas, tobulai išgroti, teisingai, taktą, viską. Bet jeigu stygos nebus suderintos, tai neskambės. Arba net skambės taip, kad visi bėgs, nenorės klausyti, nes išsiderinęs tas instrumentas. Taip yra ir su malda, jinai suderina mūsų gyvenimą, kad jisai skambėtų, mūsų žodžius ir darbus, mūsų sielą ir kūną. Duoda ramybę, harmoniją, pusiausvyrą. Ir tai įmanoma tik per maldą. Be maldos mes vis skęstam labiau į chaosą. Taigi, pradedam balandžio mėnesį su maldos žinia. Ir ko gero svarbiausia ir yra tarp visų uždavinių, darbų, bažnyčios, krikščionių, mūsų visų. Pirmiausias, svarbiausias darbas yra padaryti žmogų maldos sielą. Pačiam tapti maldos sielą. Jeigu aš atrasiu maldą, pastovę, reguliarią, tai viskas bus gerai. Viskas bus savaime bus gerai. Žmogus pats atras malonės, atsakymus, o mes per daug susikoncentravę į aktyvizmą, projektus, veiklas. Pirmiausia, maldos siela. Jeigu to nebus, viskas veltui, viskas tuščia. Ką be pasėsim, viskas nudžius ir bus bergždžia. Bet jeigu melsimės reguliariai, palaistysim savo maldą, savo darbus, sulauksim daug vaisių. Ir paskutinė mintis Piterio Kryfto, jis taip išsireiškia, sako, kad kai mes būsim danguje, kai pamatysim, kokia galinga yra malda, kiek žmonių gyvenimų jinai pakeitė, kiek blogio sustabdė, kai matysime rezultatą kiekvienos net ir trumpiausios, mažiausios mūsų maldos, mums bus taip gaila, kad mes tiek mažai meldėmės, būdami čia žemėje. Taigi, linkiu savo ir mums visiems šventosios dvasios maldingumo dovanos, tapti maldos sielomis. Palaiminto balandžio mėnesio.